To the Middle East now, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu now threatening retaliation against the Houthis and Iran after Israeli military officials say a missile launched from Yemen landed near Ben Gurion Airport near Tel Aviv. Surveillance video circulating online showing a missile impacting the ground near Terminal 3. Another video showing moments after the missile strike. Labas rytas, bičiuliai. Trečia diena Izraelyje, esam Jeruzalėj, baigiu kelt vidosiką ir įdėsim, pasidariau jau čekautą, noriu dar papusryčiauti, nusipirkti kavos ir eisim iki centrinės Jeruzalės traukinių ir autobusų stoties. Tikėkimės, kad pavyks išvažiuoti iš Jeruzalės, kiek skaičiau šiandieną, gaisrai yra šiek tiek apmalšinti, neaišku, ar traukiniu eis pravažiuoti ar ne. Bet greičiausiai autobusai tikrai važiuos, tai pasižiūrėsim ir važiuosim į Tel Avivą. Vakare prasideda šabatas, tai iki vakaro aš turiu atsidurti Tel Avive, kad būčiau kuo arčiau savo oro uosto, iš kurio kilsiu rytoj 9 val. Vakare. Varom ieškot kavos, žiauriai noriu pusryčiaut, labai noriu kavos. Išmiegojau neblogai, tiesą pasakius, hostelį vertinau puikiai. Buvo dušas. Nebuvo rankšluosčių, teko šluostytis maikę. Kažkur čia turiu maikę. Kaimynų nebuvo daug, gal kokie 6, vienas perdė visą naktį. Na tai taip, sau, bet šiaip tai neblogai. Šiaip neblogai. Pavyko viešbutanę pasiimti nemokamai kavos. Tai staupysiu laiko ties vaikščiojimu. Ir radau krūpšiai, 3 dienų senumo, 2 sumuštekus. Jiems yra 3 dienos. Kvepia neblogai. Manau, kad suvalgysim. Tai stupysim ir dar pusryčiam laiko. Viskas, bičiuliai. Išjudėjau iš savo hosteliuko, iš savo viešbutano. Einu dabar link pagrindinės traukinių stoties. Ir važiuojam į Tel Avivą. Aiškaus plano Tel Avive po šiai dienai neturiu, tiesą pasakius. Bet žinau porą niuansų. Tel Avivo centrinė autobusų stotis iš principo veikia tik tai kiek dulkių. Tai Tel Avivo centrinė stotis yra vienas iš apleistų pastatų Tel Avive ir po ta stotim yra 3 ar 4 aukštai, kurie yra nenaudojami ir seniai apleisti. Jie yra uždaryti iš principo. Nemanau, kad juos lengva patekti, bet gal netyčia mes rasim kokį patekimą įėjimą į vidų. Kiek skaičiau naujienas, tai šitos naujienas buvo aktualios prieš 3 ar 4 metus. Kokia situacija dabar, aš nežinau. Nuvažiuosiu vietą ir pasižiūrėsiu. Bet vaizdai visai įdomus. 4 aukštai apleisto pastato po žeme, kuris išlikęs labai gerai buvo prieš 4 ar 3 metus. Pasižiūrėsim, gal ten pateksim. Šiaip Tel Avive noriu apeiti visą senamiestį, kadangi sakė labai gražus. Niekada nesu buvęs. Pabandysim. Noriu ir senamiestį pamatyti Tel Avivo. Tel Avivas bus visiškai kitoks miestas, negu kad Jeruzalė buvo. Bus ir kitas vaibukas. Wow. Čia panašu, kad įsirojau į vieną pagrindinių prekybos gatvių Jeruzalėj. Belekas.
Kaip jums žmonių kiekis? Vau, netikėtinas. Vau. Čia paprastai neprasirausi. Labai nepriskubėsi, tiesą pasakius. Nu, panašu, bičiuliai, kad atėjau į centrinę stotį. Ten traukinių stotis. Čia, man atrodo, autobusų stotis. Bandysiu ieškoti savo transporto priemonę šiandieną. Bus matyti. Arba ten, arba čia. Įlipom į Autiką. 11 valandų. Sumokėjau už Autiką vėl 5 eurasus. Važiuosiu valandą ir tikiuosi, kad praveš pro gaisro vietas. Gal per langą kažkas tai matysis. Kol važiuosiu, pabandysiu susirasti nakvynės vietą. Arba paplūdimy, arba pigiausiam hostelį, kurį parodys man Bookingas ir Airbnb. Kažkaip taip. Turim šiaip nemažai laiko, kadangi jeigu viešbutą nemiegosiu, tai įsiregistravimas vėl bus tik 3 valandą. Bet kažką nuveiksim per tą laiką tikrai. Važiuoju pasidegusius miškus, nežinau, ar matysis. Čia palei kelią sudegė. Čia viskas sudegė. Taigi, bičiuliai, atvažiavau į Tel Avivo centrinę autobusų stotį. Ir esu 6 aukšte. 6 aukštas. Aš manau, kad visi tie apleisti aukštai yra po manim. Pabandysiu dabar šiek tiek lengvai apeiti, čia pasižiūrėti, pašnikštinėti. Ir pasižiūrėsiu, ar rasiu kur nors praėjimą į žemesnius aukštus. Neaišku, kurie čia apleisti, bet nemanau, kad virš manęs, nes virš manęs vat žmonės vaikšto tenai atgal. Tai manau, kad jie po manim. Einu, pasižiūrėsiu. Aš vaikštau po šitą stotį ir čia iš principo atrodo. Nu, atrodo, kad čia viskas yra apleista. Trečias aukštas. Čia yra trečias aukštas. Wow. Aš nesuprantu. Aš nesuprantu, realiai. Gerai. Esam gana žemai. Eisim, pabandysim nusileisti dar žemiau. Bet tiesiog, vat viskas čia palikta, aš nesuprantu. Čia dirba ar ne? Knygynas. Aha, panašu, kad man reikėtų... Panašu, kad man reikėtų
kažkaip papult dar, žinai. Kaip tai padaryti? Kas man paaiškins? Čia vaikštant po šitą stotį vien yra. Vien yra toksai jausmelis. Nu gerai, pravaikščiau 40 minučių per visus aukštus. Iš principo antram yra kaip, aš atvykau į 4. aukštą, nusileidau porą aukštų žemiau, tai jie yra apleisti, bet taip dar patys matėt, kad gyvenimo kažkiek tai yra juose. Po to yra 2 parkingo aukštai ir slėptuvė, tai iki slėptuvės nejau parkingė, aišku faktas, kad nieko šiaip įdomaus nėra. Ir dabar pakilau į 7. aukštą per visą pastatą, tai panašu, kad tos dalys apleistos jos yra uždarytos ir į jas reikia ieškoti praėjimo, bet aš kadangi 40 minučių jo ieškojau ir braidžiau čia, tai nelabai turiu laiko, kadangi noriu judėti į miestą jau. Tai va, tai dabar leidžiuos žemiau iš 7. aukšto į apačią ir bandysiu išeidinėti iš Pastačiukso. Judėsiu link savo galbūt viešbutano vietos. Ir judėsim į patį Tel Avivą jau. Nu tai išėjau už stoties, stotis tenai už manęs, tenai. Ten. 7 aukštų didžiausias pastatas, kuris yra praktiškai beveik visas apleistas. Labai įdomiai. Neradau, aišku, atskirų patalpų. Visur visokie zamkeliai užkabinti. Bet ir negaišau, daugiau laiko nebuvo. Čia man interesą, tiesą pasakius, čia visiškai aš netikėtai tą stotį buvau atradęs. Visa tokia jau sukritus, sugiūžus, nieko čia nebelikę, bet vis dar funkcionuojanti. Pagrindinė miesto stotis iš principo. Tai va, dabar judu į miestą. Galvoju pasibukinti hosteliuką ar miegoti šiandien paplūdimy. Tel Avivas, aišku, biški rizikingesnė vieta miegojimui nei prie Juodosios jūros. Kadangi daugiau žmonių, automatiškai daugiau ir problemyčių. Bet pasižiūrėsim. Gal miegosiu šiandien paplūdimy. Nežinau. Bus matyti. Einu dabar kavos nusipirksiu. Labai noriu kavos vėl. Čia prie tokio karščio, dabar gal 32 laipsnių temperatūros prie tokio karščio. Tiesiog jauti, kaip kūnas dehidratuoja, burna nuolat sausa nuo dulkių ir karščio. What is this? This is a pigeon? זה אוזבקיסטן, סמרקנד. Okay. Okay. And why are you holding into your hand? You speaking Russian? Почему? А русский можешь, да? Понемножку, по чуть-чуть. A snake. Okay. Да, умею его смотреть. What the... Okay. Окей. Thank you, sir. Aš nežinau, ką čia šitas žmogus darė, bet jis tiesiog prie manęs parodė tą balandį. Palaikė rankoj, kažką parodė, dar parodė porą videosių, kur balandis guli ant kažkokios gyvatės. Ai, šiaip tai prikolas. Šiaip tai prikoliuks. Tiesą pasakius, aš vaikštau po šitą rajoną ir šitas rajonas man toksai... Labai nemažai tartinų tokių aplinkui sėdinčių, žiūrinčių, kažką sakančių kažkur tai izraelietiškai. Neaišku, jie čia kalba, jie kalba. Tel Avivas didmiestis visgi. Taigi, šiaip, ką aš noriu pasakyti apie Izraelį. Tiesą pasakius. Konkrečiai apie viešąjį transportą. Pelė, kaip gerai sutvarkytas viešasis transportas.
važiuoja nuolat, kursuoja tarp įvairiausių mažiausių miestelių, labai dažnai, visai gerais laikais, transportas tvarkingas ir kas svarbiausia, pigus. Realiai, man iš Tel Avivo iki Negyvosios jūros, iki Jeruzalės ir vėl atgal į Tel Avivą per visą Izraelį kainavo pravažiuoti apie 20 eurasių. 20 eurasių. Žiauriai pigiai. Tai mūsų susisiekimo ministerija yra kur tobulėti, tiesą pasakius. Tikrai gerai išvystytos viešojo transporto linijos. Wow. Man patinka. Ir aš kelionės pradžią minėjau, kad aš drono neturiu. Neturiu drono. Tai, kad droną atsivežtum į šalį, pirmas dalykas. Reikia per naują išsilaikyti teorijos egzaminą internetu pas juos, sumokėti 20 šekelių. Tai yra 6 eurasai. Bet kitas momentas yra tai, kad tu tą droną turi deklaruoti muitiniai, o kad deklaruotum muitiniai, tu turi turėti Izraelio ID, ko aš neturiu, arba turėti Izraelio pažįstamą kažkokį tai žmogų, kuris galėtų už tai užpildyti visus muitinės dokumentus. Tai aš bendravau su muitinė ir jie man pasakė tiesiai šviesiai. Neturi ID, pirk paslaugą. Paslauga kainuoja 350 šekelių. Tai yra 8,5 eurasikai. Žydai nebūtų žydai, jie daro verslą iš bet ko, ką gali padaryti. Ir antras niuansas, praktiškai pusė Izraelio yra paskelbta neskraidimo zona. Patys suprantat, kodėl karas ir panašiai. Tai tik keletas vietų, kur tu gali kelti laisvai droną. Ir tai tu droną gali pakelti ne aukščiau 50 metrų. Lietuvoje yra 120, Izraelį yra 50, kadangi Iron Domas, geležinis skydas, matyti jisai reaguoja. Tai tą droną turi priregistruoti, duoti visus sutikimus Izraelio oro valdybai, kad galėtum jį čia turėti. Tai tiesiog per daug reikalų, per daug brangiai ir per daug komplikuotai viskas, kad čia atsivežtum droną. Kita vertus, 5 metrų pakelt, tai 5 metrų yra panašiai aukščio kaip šitas pastatas. Čia yra nieko. Realiai čia yra nieko. Tai judu toliau link hostelio. Šiaip tai čia tas mikrorajonas toksai yra labai įdomus. Labai įdomus. Nežinau, nesijaučiu aš tiesą pasakius ypatingai saugiai. No, all good, you can go. Thank you, sir. Tai va. Įdomu. Čia panašu, kad aš vaikštų ne po turistinį rajoną, kadangi tikrai labai daug benamių. Labai daug narkotikus vartojančių, žolytę pešančių žmonių. Žolės kvapas tenai praėjau, buvo gana stiprus ir visi tiesiog susėdę. Tiesiog ant šaligatvio sukasi savo cigariukus. Va tai va. Garažiukas, garažo valymas. Garažo valymas atiduodam nemokamai. O, va. Šmutkės. Vienu žodžiu. Situacija yra tokia. Pasibukinau nakvynę, hostelį. Hostelis yra kažkur čia už dar kilometro. Einant arčiau link jūros, nei miesto centras, nei senamiestis, nei kažkas panašaus į tai. Bet aš kažkodėl labai norėčiau miegoti šiąnakt prie jūros, bet dar noriu paeksplorinti, patyrinėti miestą. Tai kaip mes padarysim? Padarysim paprastai. Aš jau 3 eurasų sumokėjau už hostelį. 3 eurasų. Čia yra pigiausias hostelis Tel Avive. Turėtų būti tvarkingas, tas pats kaip Jeruzalėje, kokybiškas, viskas turėtų būti gerai, kadangi jie tais dalykais labai stipriai rūpinasi. Tai aš noriu nuvaryti tenai dabar, nueiti, pasidėti visus savo daiktus, kadangi man be kuprinės gerokai bus lengviau vaikščioti po visą miestą ir nesinaudoti jokių viešųjų transportų mieste. Ir aš tada nuspręsiu eigoj, ką aš darysiu. Ar aš miegosiu šiandieną gatvėj, kažkur prie jūros, ar visgi miegosiu hostelį. Aišku, būtų gaila miegoti gatvėj, kadangi aš jau sumokėjau 3 eurasų,
tikram Eurasui yra dideli pinigai, Tara pati savaime nesusirinks. Tai vat, tokie niuansai. Einu dabar iki hostelio, pasėdu šmutkės, varau pasivaikščiosiu po miestą, pasižiūrėsiu, ką įdomaus galim pamatyti Tel Avive, o tada eigoje nuspręsiu, kur šiandieną miegosim. Galbūt daiktus paliksiu hostelį ir miegos tiesiog kažkur tai paplūdimy, arba grįšiu į hostelį. Tokie reikalai. Varau. Atvarėme savo viešbutaną. Opa. Toks vat viešbutanas. Ketvirta lova. Nu, mažiau žmonių kambariai, bet privatumo čia nėra jokio. Neužsitraukė, ten pirmam bent jau hostelį buvo užuolaidėlės, dar kažkas čia tiesiog open spaces, mėgi kaip nei. Šikiniks, tvarkingas. Šiek tikriausiai dušanas yra. Oi, kaip gerai. Tai vienu žodžiu. Tram Eurasų ir aš vis tiek galvoju, kur nakvoti. Čia ar prie jūros. Nu, nešvaistysiu pinigų. Nežinau, neapsisprendžiu. Nežinau. Nu, bus matyti. Bet reikia dabar išsikrauti visą šmutkės, pasidaryti kuprinę kuo įmanoma lengvesnė. Ir tada varysiu į miesto labai noriu pavalgyti. Reikia susirasti kažką pigiai pavalgyti. Pakuoju šmutkės. Pasidariau pavalgyti. Valgysim. Chicken curry ir mėsos sriuba. Viskas atrodo maždaug taip. Ne pati geriausia išvaizda, bet ką padarysi? Kitaip nebus. Varom pavalgyti ir varysim į miestą. Pavalgėm, bičiuliai. Suvalgiau savo tuos sausius davinius. Buvo gerai, tiesą pasakius. Viskas buvo gerai. Ir čia staupiam kokių 15 eurasų maisto. Radau spinelę, nusipirkau už 200 šekelių ir pasidėjau savo visą kuprinę su visa manta. Nes nešiot nenoriu, žiauriai karšta ir tikrai nemažai reikės vaikščioti šiandieną po Tel Avivą. Tai geriau be kuprinės. O tai va, su šurtasais vyniojam, tai dabar tikslas nueiti iki Tel Avivo Old Jaffa mikrorajono senamiestis. Kitaip tariant, senamiestis. Žiauriai mane net pramuša, ta prasme, čia tiek žolės kvapo, kad labai daug. Čia toks hiparikų kvartalėlis už manęs irgi panašiai. Tenai irgi. O ten jau pastačiukai visai kito lygio, negu kad aš čia kur dabar esu. Tai man iki senamiesčio eiti porą kilometrų. Ten kažkur tai. Bet aš noriu nueiti iki jūros, kuri yra ten. Teisiu tenai. Ir eisiu palei jūros krantą, pasižiūrėsiu, ar gražu. Artėju po truputį link jūros, link senamiesčio. Ir panašu, kad čia įsirojau į vieną kažkokių pagrindinių gatvelių. Jo, bet vaibas, kaip ir minėjau, visiškai kitas. Visai kita atmosfera negu tokia, ta, kurią turėjome mes Jeruzalėje. Bum!
Ai, smagiai. Nu nieko panašaus į Jeruzalę. Jeruzalėje nei vieno M paketą nemačiau. BMW stovinčių tokio. Cool. Einu link jūros dabar. Praėjau čia gatvelį, tęsiasi dar tenai toliau. O ten koks milijonas žmonių realiai. Labai daug. Wow, neįtikėtinai. Tel Avivas taip pat turi savo izraelietišką versiją Londono Big Benui. Praktiškai abudu identiški laikrodžiai, praktiškai abudu identiškai atrodo. Patikėt, apgavau. Panašu, kad atėjau prie jūros. Ir tuoj parodysiu, kaip atrodo iš šono Tel Avivas. Boom! Like this. Kažkaip taip. Šiaip nedaug ties pasakius besimaudančių žmonių. Ir paplūdimy galvojau, kad bus tikrai gerokai jų daugiau. Bet šitas miestas visai didelis ties pasakius. Dar paeisim iki tenai. Atėjom iš kažkur tenai. Gyvenam kažkur tenai. Ten nebuvom. Bet ten patys mato, ten centriukas. Ir aš nepamenu, ten gali būt, kad atvažiavom su traukiniu pirmą dieną, nes man matau tokį pastatą, kurį esu matęs tolumoje statomas. Ten mes buvom. O čia paplūdimiuks, vanduo labai gražiai atrodo, reiks taip išsimaudyti. Judu toliau pas senamiestį. Keliaujam toliau, ieškau kur nusipirkti kavytės. Ir nusipirkus kavytės eisim išsimaudyti į jūrą. Čia priėjom kažkokią bažnytėlę. Šiaip tai keistas momentas, aš dabar įsijungiau čia GPT, bevaikščiodamas po tą mažą jų senamiestį. Ir paklausiau poros klausimų, ką galima pamatyti Tel Avive. Man išmetė 5 ar 6 vietas, tarp kurių 2 yra apie turgų, tada paplūdimys, tada vienas parkas, senamiestis ir baras. Vienas baras, aš jums nemeluoju. Ir vienas baras. Šiaip dabar nesistebiu, kodėl. Nes Tel Avivui yra tik tai 116 metų. Tel Avivas yra įkurtas 1909 metais. Tai šitas miestas realiai yra, jisai yra didelis, bet jisai yra visiškai naujas miestas. 115 metų. Wow. Manau taip, ko aš stebiuosi. Čia Izraelio istorija ir visi kiti reikalai yra labai complicated. Tai va todėl šita mieste iš principo, apart šito vieno senamiesčio ir paplūdimio, čia nėra jokių įžymybių, keletas muziejų, paplūdimys ir baras.
Crazy. Crazy. Bet aš taip ir tikėjausi. Žinokit, prieš atvažiuojant iš Jeruzalės į Tel Avivą, aš net praeitam vidosikė sakiau, kad Tel Avivas yra panašiai kaip Barsa, kaip Berlynas, kaip Londonas. Didmiestis, be labai tokių, pavadinkim taip, kažkokių tai didelių kultūrinių aspektų. Tai vat, eisiu dabar į paplūdimį, eisiu dabar grįšiu per kitą pusę, čia apėjau per kalniuką nusileidau, apeisiu dabar palei jūrą ir pabandysiu susirasti kur nors, kur galėčiau atsigerti vandenėlio ir nusipirkti kavos, nes po kol kas dar nebuvo. Nors čia tas senamiesčiukas labai nedidelis. Einu ieškoti toliau. Nu, tos siauras gatvytės savo žavesio priduoda tikrai, bet kuriuo atveju. Nu, tai, senamiestis. Pas mus Vilniuje irgi siauras gatvytės. Tikrai turim keletą siaurų gatvyčių. Na, einam, pasižiūrėsim, kas ten. Tai iš tenai atėjom, čia va tokį varatuką padarėm, va taip va. Ir čia atėjom. Ir čia yra senamiestis, tai grįžti dar toliau. Tikiuosi dar kažką papildomai pamatysiu. То есть начал Бог творить материальный мир с воскресенья. А седьмым был снова седьмой. То есть почему? Все нормально. Kaip ir visur. Kaip ir visur. Pilna rusų. Labai daug rusų turistų. Wow. Pusė Izraelio ant Rusijos laikos. Nu, va tokios, va fainos gatvytės. Faina čia pasivaikščiot. Jauku juose. Bet ką čia daugiau nuveikti juose? Klausimas. Opa. Hello. Ok. Ir čia tikras medis. Tikras medis, tokį pasodintas ant kablių tokių. Bet kažkas labai čia smirda. Wow. Niekur neradau kur nusipirkti kavos. Tai nusipirkau Monsteriuko. Po pirmą, draugai. Varom maudytis. Žiauriai karšta, visas bėgu. Iššoksim pasimaudyti lengvai. Eisim ten kažkur toliau, nugulsim, sustosim ir šoksim pasimaudyti. Juodoje jūrai vanduo buvo labai šiltas. Juodoji, vėl sakau juodoji, negyvoje jūrai buvo labai vanduo šiltas. Visiškai nesiskyrė nuo oro, gal net šiltesnis buvo. Pasižiūrėsim, kaip čia atrodys vandenėlis. Yra besimaudančių, bet tikrai ne tiek, kiek pas mus Los Palandželos. Pas mus daugiau besimaudančių ir nesvarbu, kad čia greičiausiai kokie 24 laipsniai vandens temperatūra bus. Palangoje prie 15 chebra lenda. Tarytum rytojaus nebūtų. Judam, pasižiūrėsim. Nu, kaip pripranti, visai neblogai. Visai neblogai, dar vieną niurką. Labai sūrus vanduo. Šiandieną dar turiu planą, dar reikia pasivaikščioti po naktinį Tel Avivą. Kadangi šabatas, visi
kaip matot, aplinkui mane tikrai yra daug žmonių, kurie tiesiog ilsisi ir švenčia savaitgalį. Tai tikrai noriu pamatyti, kaip visas šitas miestas atrodo naktį. Pasižiūrėjau pačius nesaugiausius rajonus, tai pats nesaugiausias rajonas yra centrinė autobusų stotis, pro kurią aš ėjau į savo viešbutaną. Ten nėra rekomenduojama naktį vaikščioti, ypatingai solo keliautojams. Bet manau, kad gali būti, jog mes tenai eisim pasižiūrėti, kaip tenai viskas atrodo naktį. Tai palaukiam, kol sutems, palaukiam, kol nusileis saulutė, turiu valandą, pasivaikščiosiu čia aplinkui, palauksiu, kol nusileis, o tada varysim po naktinį Tel Avivą pasivaikščioti. Pasižiūrėsim, kaip vyksta visas vakarėlis. Palaukiu, kol nusileidžia saulytė, šiek tiek sutemsta ir tada varysiu arba tenai. Ten yra tas senamiestis, kur turėtų būti daug naktinio gyvenimo, arba varysiu link savo hostelio, kur irgi turėtų nemažai būti judesio, ir dar praeisiu pro tuos rajonus, į kuriuos nerekomenduoja praeiti, kuriuos nerekomenduoja vaikščioti. Tai va, laukiai, kol saulytė nusileis. Nu va, bičiuliai, sutemo. Tokia jūros pakrantė Tel Avive. Eisiu dabar iki Old Jaffa, tenai, kadangi ten turėtų būti visas judesys. Čia man yra 2 kilometrai, panašiai 2 kilometrai. Pasižiūrėsim, kaip tenai visas vaizdas atrodo, kaip tenai atrodo visas naktinis vakarėlis. Ir tada grįšim iki savo viešbutano, vėl atgal 2 kilometrus. Tiesiog mūsų viešbutanas yra toj pusėj. Šiaip tai žmonių pilnos gatvės pakolkas. Jau dabar apmažėjo šiek tiek. Bet aš noriu tikėti, kad didžioji dalis jau dabar yra mieste. Ir naktinis gyvenimas dabar prasideda. 8 valandas, pusė 9, tiesą pasakius. Galbūt dar šiek tiek yra anksti, bet pasižiūrėsim. Einam į senamiestį, ieškot vakarėlio. Atėjau į tą pačią vietą, kurioje buvom dienos metu, ir atkreipkite dėmesį, kaip šitą gatvę atrodo vakare, kai visos vitrinos nusileidžia. Ta prasme, čia buvo sausakimša dienos metu. O dabar tiesiog va, visos vitrinos nusileido, visur grafičiai. Čia dar yra kažkur kas vakarieniauja ir turi vakarėlį. Bet wow, visiškai radikaliai kitas vaizdas. Senamiesčiukas, pagrindinė senamiesčio gatvė. Nu va, ir decit, ir tenai vėl toliau tuščia. Ką aš galiu pasakyti? Aš tiesą pasakius, tikėjausi, kad čia bus gerokai daugiau žmonių, kurie tiesiog čia švenčia vakarėlį. Reikia nepamiršti, kad ketvirtadienį buvo Izraelio nepriklausomybės diena, šiaip nedarbo diena, o dabar mes turim penktadienio vakarą. Čia yra pagrindiniai gatviai labai tuščia. Wow. Čia tas pats. Čia visur buvo prekystaliai ir panašiai. Nu tai ten panašiai, dar vakarėlis vyksta. Bet iš principo labai nedaug žmonių. Tai aš neįsivaizduoju, ką aš rasiu savo rajone, kuris yra prie tos centrinės autobusų stoties, kuri iš principo, pasak ChatGPT, kurį paskaičiau, yra nesaugus rajonas. Nu pasižiūrėsim, nes čia yra tuščia. Čia va yra 14 žmonių, kurie sėdi vakarieniauja. Nu įdomu, einu toliau paieškoti. Gal dar pavyks surasti vakarėlį, garsųjį šabato vakarėlį. Gerai, esu senamiesčio sankryžoj.
Gana tuščia. Gana tuščia. Gana tuščia. Gana tuščia. Aš nesuprantu, kur yra vakarėlis. Arba aš turiu klaidingą supratimą, bet pasižiūrėkit. Pasižiūrėkit. Čia yra minimaliai žmonių. Čia yra praktiškai tiek, kiek stalų, atkreipti dėmesį. Čia yra visiškai minimaliai žmonių. Jeigu nerasiu, eisiu į savo rajoną, kadangi ten porą vietų praėjau, kuriuose mačiau, kad verda gyvenimas. Tai pasižiūrėsiu, praeisiu pasivaikščioti čia dar ir tada jau ką eisiu atgal. Net McDonald's, centrinis miesto McDonald's, senamiestyje yra tuščias. Tuščias. Tuščios gatvės už manęs. Tai čia yra toks šabatas. Toks tas reikalas šabatas. Einu link savo viešbutano. Pasižiūrėsiu, gal dar rasiu kažkur judesio savo mikrorajone, kadangi buvau praėjęs pro tokį hipsterių rajoną. Gal dar ką pamatysim. Bet po kol kas atrodo gana tuščia. Tik vietiniai bomžiago šlaistos. Šlaistos gatvėmis vietiniai bomžiagos. Nežinau. Po kol kas tiesą pasakius, jaučiuosi visai saugiai. Čia tas mikrorajonas, pro kurį aš einu. Klausimas, ar jis čia pats saugiausias? Aišku, negirk dienos be vakaro. Gal dar matysim kokių nuotykių. Bet po kol kas normaliai. Po kol kas normaliai. Nu tai įsiroviau tokį įdomesnę gatvytę. Žiūrėkit, čia žiurkės laksto. Žiūrėkit, kiek žiurkių. Savo čia kruta viskas. Tokia gatvytė. Nežinau, ar čia saugiai ar ne. Po kol kas normaliai. Po kol kas normaliai. Tai vaikštų čia po tą neramesnį mikrorajoną. Nežinau, po kol kas saugu, čia nėra žmonių apskritai. Čia nėra žmonių. Einam toliau, pasižiūrėsim, gal dar ką rasim. Velikasas nurinktas. Kas likia iš velikaso? Tik tai spina, bet ratus vis tiek nuėmė. Įdomiai. Įdomiai. O, kaip čia tamsu. Čia jau nuėjau į rajonėlį. Ar čia normaliai šiek tiesą pasakius. Žmonės va gyvena. Katiniai ką gaudai. Panašu,
kad šabatas yra visiems šabatas. Opa. L T U. Įdomiai. Nežinau, nieko čia tokio. Nieko čia tokio ypatingai baisaus aš nematau ir nesutikau dar tiesą pasakęs. Vaikštų paskirs gatviukus. Žinau, bičiuliai, ir ten ėjau, ir vakarėlio ieškojau, ir kažko įdomiau, egzotiškiau ieškojau. Neradau nei vieno, nei kito. Pavojingas rajonas. Neatrodo ypatingai pavojingas. Ką žinau. O vakarėlio senamiesty nebuvo. Centre, aišku, nebuvau, tai negaliu sakyt, bet senamiestis visiškai tuščias. Kaip penktadieniui, tai liūdesys. Vilniaus gatvėje gerokai daugiau judesiuko. Tai va, bičiuliai, einu praustis, einu į savo viešbutaną ir eisiu miegoti, eisiu ilsėti šiandieną jau. Pats laikas. Gerai, susitiksim už keletą sekundžių. Labanak, bičiuliai. Labas rytas, bičiuliai. Žiauriai pramiegau 11 valandų, tik dabar išeinu iš savo viešbutano. Tai šiandieną jau į tuos 2 pastatus, kuriuos stato, nebenueisiu, kadangi man iki oro uosto yra 25 kilometrai. Tai yra 6 valandos ėjimo pėsčiomis ir iš principo tas kelias nėra labai praeinamas. Tai vienu žodžiu, situacija yra tokia, kadangi yra šiandieną šabatas, viešasis transportas nevažiuoja, viešasis transportas važiuoja tik tai iki artimiausios ligoninės, kuri yra šiek tiek pakeliui link to oro uosto. Tai aš sutaupyčiau maždaug 4-5 kilus. Na, grubiai tariant, 1 valandą ėjimo. Esmė yra tokia, kad galima išsikviesti taksą, bet taksas kainuoja 200 šekelių. Čia yra 5 eurasų. Ir aš tikrai tiek nesiruošiu mokėti už 2 kilų ir taksiuką. Be šansų. Tai gali būti, kad aš bandysiu visą šitą atstumą įveikti pėsčiomis, bet kiek žiūrėjau per Google Mapsus, normalaus praeinamo kelio nėra. Reikia eiti ratais, kvadratais nuo Tel Avivo iki Ben Guriono oro uosto. Tai nežinau, kaip čia bus. Dar gali būti, kad aš bandysiu pasiimti, išsinuomoti paspirtuką ir su elektriniu paspirtuku važiuoti. Ir taip gali būti. Tai nežinau, dabar ieškosiu, bandysiu variantų kažkokių tai susirasti. Ar galbūt pašokti iki tos ligoninės ir nuo ligoninės važiuoti paspirtuku, ar nuo jos eiti, ar kažkaip tai miksuoti kelionę, bet esmė ta, kad dabar yra 11 valandų, mano skrydis yra 9 valandą vakare, tai aš norėčiau būti oro uoste bent jau apie 6-7. Na ir turiu 6 valandas ėjimo, tai iš principo nelabai turiu daug laiko improvizacijai ir realiai turiu po truputį judėti. Tokie reikalai. Einu dabar, manau, kad paieškosiu arba to viešojo transporto iki ligoninės, arba paspirtuko. Arba pradėsiu po truputį eiti į tą pusę. Kažkaip taip. Nu tai vienu žodžiu, bičiuliai. Radau artimiausią autiką, kaip ir minėjau, iki tos Šeba ligoninės. Tai pavažiuosiu dabar su viešuoju iki jos. Čia gal gausis 3-4 kilometrai. Ir tada nuo jos eisiu pėsčiomis iki oro uosto. Tai čia bus dar kokių 2 kilų. Šiaip tai gana šilta, pavėsėje dabar 24 laipsniai šilumos. Nu, kažkaip taip. Kažkaip taip, vienu žodžiu. Gal nebus labai blogai. Dar 20 kilų tiesiai iki oro uosto. Google Maps rodo, kad būsiu apie 5:30, bet čia be jokių sustojimų ir panašiai. Tai aš vis tiek norėsiu sustoti pavalgyti, atsigerti, reikės tikrai pailsėti.
Gali būti, kad būsiu vėliau. Nors mano žingsnis yra biškai didesnis negu vidutinis, tai panašiai turėčiau ir būti. Manau, apie 5:30, gal vėliausiu atveju 6 valandą oro uoste. 2 keliukų prieš akis. 2 keliukų. Vienu žodžiu, sustojau pakeliui. Na jau kiek čia? Kiek turim? 6,5 tūkstančių žingsnių. Tai čia realiai kokius 5 kilus nuėjau. Dar liko kokių 15. Žiauriai karšta. Bet sustojau parduotuviai. Nusipirkti maistelio biškį. Nusipirkau tūno 2 skarbės. Dešrelių kažkokių tai. Kornį ir šaltos kavos. 11 šekelių, 22 šekeliai, dar 16 šekelių, tram 8, dar 16 PM4 šekeliai ir čia neaišku. Bet išleidau apie 7 šekelių, kas yra 2 eurasų. Va čia va yra 2 eurų. Wow, kosmosas. Žiauriai brangiai čia apsipirkau. Bet reikia pavalgyti greitai. Tai greitai pavalgau, kažką tai sukertu ir vynioju toliau. Belė kaip karšta, visa maikė šlapia bėga visą. Wow. Suvalgysim korniuką vieną greitai. Skanus. Čia realiai nežinau kur. Random sustojau tiesiog. Kur radau pavėsį, ten sustojau. Atsigeriu vandens ir varom toliau. Dar 15 kilų, o jau 2 valanda. Liko dar 10 kilų. Einu, bet susistabdžiau taksą, pasiklausti, kiek galėtų kainuoti. Tai čia tuos 10 kilų man kainuotų 120 šekelių. Tram eurasų. Labai daug, tikrai dar eisiu. Plius dar turiu 3-4 valandas realiai. O va čia tokį agregatą pamačiau. Opa! Žiūrėkit, koks bolidas paliktas. Kai gražumo ir kaip gaila, kad apleistas. Variklis 100 ištrauktas. Agregats. Gatvės visiškai tuščias. Autobusai nevažiuoja, niekas nevažiuoja, vienas kitas taksas pravažiuoja. Bet manau, kad susistabdysiu. Arba per appsą išsikviesiu, arba susistabdysiu, jeigu matysiu, kad vėluoju arba nepraeinu. Nes yra viena vieta tarp oro uosto ir oro uosto aptarnaujančių kažkokių tai sandėlių, kur gali būti, jog tiesiog nėra nei pėsčiųjų tako, nei kažko kito, kaip būtų galima praeiti. Tai gali būti, kad ten teks ir pravažiuoti. Bet žiūrėsim, po kol kas einu. 10 kilų turiu, stepsų 11 tūkstančių. Neblogai, tik labai karšta. Vienu žodžiu, bičiuliai, atvažiavau į oro uostą, išsikviečiau taksą, taksas kainavo 50 šekelių, tai yra pigiai, bet jisai mane atvežė 9 gal kilometrus. Esmė yra tokia, pėsčiom į oro uosto teritoriją nepateksi, patenka tik tai su transporto priemonėm, kurias dar patikrina, ten pasižiūri dokumentus ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Nuo tos vietos, kur aš išsikviečiau taksą, buvo 9 kilometrai ir visą tą atstumą bevažiuojant aš specialiai žiūrėjau, dar turiu ir nufilmavęs.
niekur nėra jokių pėsčiųjų takų. Tai yra greitkelis ir dar ką paskaičiau, jeigu tu eini greitkeliu net šalikelę už geltonos linijos, tai vis tiek pareigūnai gali sustabdyti ir išrašyti 200 pm šekelių baudelę. Nu tai čia realiai 8 eurasų. 7 gal kažkas tai tokio. Tai tokia situacija. Per šabatą į oro uostą yra labai komplikuota patekti, nebent nori mokėti iš Tel Avivo gana didelius pinigus už taksi. Jeigu esi arčiau oro uosto, tai patys girdėjot, 5 šekelius sumokėjau. Tai bet va, patekimas yra komplikuotas į oro uostą iš principo. Jeigu be takso, tada yra sudėtinga. Nei pėsčiųjų takų, atstumas yra gana didelis, 25 km nuo Tel Avivo miesto centro. Autobusai nevažiuoja, shuttle busai nevažiuoja, niekas nevažiuoja. Vienintelis variantas yra tik tai taksi. Viskas. Tai dabar turiu, iš viso nuėjau, ką aš nuėjau, tai pasižiūrim. 14 000 stepsų, nu tai jo. Ir turiu 4 valandas. 4 valandas po pietų, mano skrydis 9 valandą. Tai einu, palauksiu skrydžio, einu kažkur tai pačilinsiu, pailsėsiu, gal pradėsiu editinti vidosiką ir kilsim. Tai viskas, draugai. Sakau, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu pažiūrėjot iki galo, paspauskit laiką, pasidalinkit su draugu, bičiuliu, artimuoju, mylimuoju, parašykit komentarą ir pasubscribinkit kanalą. Ačiū Jums. Iki greitai. Susitiksim po porą savaičių.